Kalėdiniam Griunder miestelyje sujudimas. Kalėdų senelio elfai nespėjo ruošti dovanų, tad šiame epizode gaminsime 3 paprastas dovanas, kurias galėsite padovanoti savo artimiesiems. Ho, ho, ho! Važiuojam! Tu nepatikėsi, Kalėdų senelis man ką tik atsiuntė video. Man reikia tavo pagalbos. Ar galėsi šiame epizode padaryti 3 paprastas dovanėles? Gal ir sunku suprasti, ką jis kalba lietuviškai, bet mums reikia kibti darbus. Ai, o aš ką turiu? Tai yra naujas suktukas ir naujas grąžtas. Griunder išleido atnaujintus mūsų mėgstamų įrankių modelius. Tai žiūrėk, mes turėjom suktuką tokio dydžio, tai dabar grąžtas pasidarė tokio pat dydžio. Pažiūrėsim, kaip geba gręžti. Linai pirmoji dovanėlė Kelijos Elenai. Tai. Patogus medinis padėklas. Ok, tai pirmosios dovanėlės planas kaip ir labai paprastas. Mes norim daryti padėklą. Aš įsivaizduoju, kad padėkliukas turėtų būti toks, kad telpa didesnis kompiuteris ir kavos puodelis, kad galėtum jį užkliudyti ir tuomet, kai dirbi kompiuteriu, apsipilti klaviatūrą. Simatuojam čia ir čia. 60, o čia tada turėtų būti 34. Kaip tau mano naujas apdaras, toks kalėdiškas visas, ne? Bet Linai, kaip tu ketini iš va tokių bruselių, lištvelių, lentelių pasidaryti padėklą? Tai mums pagalba ateis labai paprastas dalykas, tai yra klijai iš tikrųjų. Apsauginės ausinės, irgi naujas modelis išleistas, žinai, ir dailios, ir šiltos, ir apsaugo. Pamečiau savo darbinį stalą, tai turi darbo dėžę. Čia aš dabar gan atsainiai pjaunu, ne tai, kad aš kitais atvejais labai tiksliai tai darau. Po to mes galėsim padėklą išsilyginti taip, kaip mums reikia. Ir vienas, ir 2. Kas mums gaunasi? 34, sakyk, 34. 31. Dar trūksta. Tai ką aš noriu padaryti? Tarp šitų storesnių lentų įdėti plonesnes. Sukurti tokią ritmiką medžio. O kam pjauti, jeigu gali laužti? Vieną čia, kitą ten, kitą ten, kitą ten. Aš tikiuosi, Kalėdų senelis manimi didžiuosis. O, puiku. Mums reikės medžio klijų. Man labai šiaip patinka, kad mes pasidarom darbo vietas, susitvarkom garažus ir taip toliau, bet galiausiai gaunasi, kad dirbam kažkokioj tai prakartėliai. Šiaip labai kalėdiška. Na ką, ir padėklas jau baigtas. Ką mes norim padaryti, kad čia viskas labai gerai susispaustų. Taip, ir čia yra labai patogi man rankenėlė. O, net girdisi, kaip susispaudžia klijai. Čia kaip mano antros rankos iš tikrųjų. Kol mes eisim dirbti kitus darbus, jie čia suspaudę laikys, kad klijai tikrai susiklijuotų. Opa. Nu ką, štai kas gavosi. Pirmas blynas, palikime sudžiūti ir tada žiūrėsim, kaip mums seksis išlifuoti. Tai pirmos dovanos, pirmas etapas baigtas. Kaip greitai. O antroji dovanėlė bus tokios dekoratyvinės kopėčios, rankšluosčiams ar rūbams pasikabinti. Senelė! O, sveiki, užeikit. Nešlapkit lauke. Hey, what's up? I'm Kim Kardashian and welcome to my crib. Kadangi laukia įsilijo, mes įsikūrėme elfų dirbtuvėlėse ir čionais darysime antrą dovaną, kas yra rūbų rankšluosčių kopėčios. Dažnai pamatysit, kad jos kažkodėl tai labai brangiai kainuoja parduotuvėse. Pagalvojau, kad kopėčios darosi taip. 2 šluotkočiai ir dar pagaliukai. Viskas. Reikia palikti nuo viršaus, sakykime, 20 cm. Ties metrų darom dar vieną, tada ties šiam. Ir tada vėl ties 2 gaunas. Gerai, tai pasimatavom ir kas dabar bus? Mūsų kopėčios turi būti 45 cm pločio ir, sakykime, 1,60 m aukščio. Aš tai iš pradžių, ką padarau, pasikuriu šitą pjūklą, leidžiu jam suktis ir tik tada pradedu pjauti, nes kitaip ten stringa, šokinėja viskas, tai... Ok, viską pasitrumpinam. Nu, dabar reikia paruošti skylutes pagaliukam. Nu, tai gręžiam. Mano tikslus išmatavimai. Sugriuvo mūsų elfų dirbtuvėlė. Nu va, judam toliau. Netelpa.
Aš galėčiau biškį paploninti šitas vietas. Žip, tokį praeiti. Staklės. Senovės lietuvių šlifavimo dainos. Oi, šlifonėlį, olio vailokėlį, pašlifuk. Ką tik turėjote privilegiją pamatyti UNESCO saugojamą Van Grunderio šlifavimo techniką. Dėkoju. Biški klijų, tokia biški šakarmakar technika. Nu, tiesiai. Oi. Opa. Opa. O. Nėra taip ir baisu. Tai vieną pusę jau turim. Dabar yra sudėtingesnė dalis, nes aš ne... Tiesiog bandom. Taip. Reik plaktukevičiaus. Ir ko aš nenoriu daryti? Tai aš nenoriu daužyti tiesiai per medį, nes kas tada gausis, kad aš sudaužysiu gražų medį. Dailios, inovatoriškos, minimalistinės kopetėlės. Pasikabinti rūbam ir rankšluosčiam. Sakyčiau, toks netgi gavosi elegantiškas dizainas. Na ir galiausiai paskutinė dovana tetai Vilidžiai. Tai lengvai pagamina mini lentynėlę knygoms. Aš pats tokios norėčiau. Kadangi tai yra lengvai pagaminama lentynėlė, mes persikeliam į mano virtuvę. Tai šitą lentą dalinu pusiau po 40 cm. O, gerai, turim 2 dalis ilgesnės, o iš šitos lentos gausim 4 mažesnės. Man atrodo, kad pavyko. Kur čia jos visos tos dalys? Čia ir tada šita čia. Na kągi, tai va taip atrodys, sujunkim viską kartu. Išcentravom. Be vieno varžtelio pagrindas. Jau jaučiu knygų dvasią. Dabar sunkioji dalis. Kadangi mes čia norėsim daryti tokią eglutę, tada tokią eglutę, tai sujunkime iš pradžių šitas 2 dalis. Kaip gerai turėti spaustuvą. Tai yra tarsi papildoma ranka. Taip gerai? Nes čia apie dovanojimą yra. Dovanų dovanojimą ir kaip smagu dovanoti dovanas. Taigi. Nu ir ką? Ir wow. Ir čia visiškai wow gaunasi toksai visas wow. Paskutinis varžtas. Viskas. Mūsų knygų lentynėlės naigutė eglutė padaryta. Pala, bet mes padėklo nebaigiam daryti. Opapa. Ok, ką jūs manėt, baigėsi? Ne, taigi mes pradėjom ir nebaigiam padėklo. Aš jau beveik baigiau šlifuoti mūsų padėklą. Pala, čia dar viena vieta yra. Matėte, tenais nurovėm tuos, šlifavom skirtingo rupumo popieriais. Ir dabar jisai jau yra toks. Jam trūksta spalvos, gal rankinėlių. Nusivalykim dulkes ir paruoškim tuomet sendinimui. Sveiki atvykę į mano laboratoriją. Čia yra actas su plieno vilna. Ir pagal internetą, jeigu aš šitą skystį užtepsiu ant lentos, jis turėtų pasentą lentą. Pabandom. Biški pagarinam atstuką. Opa. Chemtrailai. Šalin. Oi. Internetas patarė prieš tai ištepti visą lentą arbata. Juoda arbata. Kad atsirastų taninų, su kuriais galėtų sureaguoti šitas daiktas. Nežinau, ar įsigeria arbata. Esi kada nors tepęs arbata? Savo baldus. Žinai, gal aš tiesiog nelauksiu, aš ištepsiu visą mūsų lentą acto ir plieno vilnos šituo nuoviru ir žiūrėsim, kas bus. Dar žinai, kaip sakė, paimti vilnos ir patrinti viską ir tada dar turėtų būti reakcija. Žiūrėk, sensta. Pakeitė spalvą. Nes veikia taninus. Oh my god. Reikia luktelti 3 valandas ir viskas paaiškės. Ponios ir ponai, pirmasis mūsų laboratorijos produktas. Sendintas padėklas. Pieno pilkumo spalva ir mažos detalės atskleidžiančios kinivarpų darbą. Ir
To acto jau kvapelio nebėra. Čia paradinė pusė. Viskas, ką reikia padaryti, iš stalčių glūdumų 2 likusios spintos rankenėlės. Ir taip šast ir nešies. Puiku. Turim padėklą. 3 dovanos paruoštos. Kaip jos atrodo? Hei, ačiū, kad žiūrėjot mūsų kalėdinį epizodą. Tikiuosi, jis jūs įkvėpė kūrybiškam dovanų dovanojimui. Jaukių kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Iki.